Sveiki, jūs klausote programos Renkuosi mokyti tinklalaidės, o čia pažymių šitas. Čia kalbame ne tik apie pažymius ar dėl pažymių. Su mokytojais, švietimo ekspertais, Renkuosi mokyti bendruomenę, čia kalbame apie švietimą, ugdymą, patirtis mokyklose ir tikrai ne tik. Apie vaikus, psichologiją, apie tyrimus čia ir svetur. Kviečiame pasinerti į švietimo pasaulį, kuris yra kur kas daugiau nei tik pažymių. Labas, sveiki atvykę į Renkuosi mokyti tinklalaidę. O čia pažymių šitas tinklalaidės tema – migrantų ir pabėgėlių vaikų integravimas mokykloje, socializacija ir ugdymas. Apie migrantų ir pabėgėlių vaikų ugdymą Lietuvoje garsiau ir dažniau pradėjom kalbėti tik prieš porą metų, prasidėjus karui Ukrainoje. Bet tokius vaikus sutikdavome mokyklose ir juos mokėme dar iki tol. Tikėtina, kad toliau sutiksime vis dažniau. O tai reiškia, kad šis klausimas taps vis aktualesnis. Tad šiandienos tinklalaidę ir skirsim tam, kad geriau suprastume, kuo šis ugdymas skiriasi, su kokiais iššūkiais ir džiaugsmais jo metu susidarėm ir kas tokiame ugdyme svarbiausia. Aš esu Irina, etikos mokytoja Vilniaus Žaros gimnazijoje, Social Talk LT kūrėja ir programos Renkuosi mokyti alumnė. Labą dieną Indrė, labą dieną Greta. Gal galite truputį pakalbėti apie save? Taip, tai sveiki, esu Greta Botyriūtė-Skiotienė, Vilniaus lietuvių namų lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja. Šioje mokykloje jau dirbu 8 metus. Na ir turiu 2 metų patirtį dirbant su užsienio lituanistinėm mokyklom, kadangi mūsų mokykloje veikia užsienio lietuvių švietimo skyrius. Mes rūpinamės užsienyje veikiančių lituanistinių mokyklų kvalifikaciją, organizuojam seminarus, konferencijas, dalinamės gerąją patirtimi. Na, kalbant dar apie mano patirtį, tai karjerą pradėjau Vilniaus rajone, Ferdinando Ruščico gimnazijoje. Teko padirbėti porą metų lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja. Taip pat turiu nemažą patirtį dirbant su suaugusiais, mokant juos lietuvių kalbos, tai įvairūs lietuvių kalbos vasaros kursai, baltistikos stovyklos. Taip pat teko 4 metus dirbti Vilniaus Gedimino technikos universitete, kur dirbau su būtent Erasmus studentais ir jie mokėsi tokio trumpo lietuvių kalbos kurso. Tai tiek. Tai sveiki, esu Indrė, kaip ir Greta, dirbu lietuvių kalbos mokytoja Vilniaus lietuvių namuose. Tai iš tiesų dirbu su ta tokia tikrai įvairia mokinių bendruomenė, iš užsienio atvykusių užsieniečių, sugrįžusių lietuvių ir vietinių lietuvių vaikų, mūsų tokia mišri bendruomenė yra. Taip pat nuotoliniu būdu dirbu su Europos lietuvių mokinių klase. Taip pat labai įdomi patirtis, kad iš tikrųjų savo kalbą nori gimtąją tėvų, bent jau gal kartais ir ne pačių vaikų gimtąją kalbą, nori išmokti vaikai tikrai ir iš Ispanijos, ir iš Italijos, ir iš Lenkijos, ir iš Skandinavijos valstybių. Na ir taip pat turėjau patirties dirbti Vytauto didžiojo universiteto organizuotose tiek vasaros, tiek žiemos lietuvių kalbos ir kultūros kursuose. Tai tose kursuose mokėsi iš užsienio atvykę žmonės, suaugę jau dažniausiai išsilavinę, kurie irgi ieškojo savo lietuviškų šaknų arba dėl kitų priežasčių irgi stengiasi išmokti lietuvių kalbą. Ačiū, labai malonu susipažinti. Taip, man norėtųsi pradėti nuo pakalbėjimo apie tai, kaip atrodo šiandieninė situacija, kad klausytojai galėtų geriau suprasti, kiek mes tokių vaikų turim, kiek jų atvyksta kiekvienais metais ir iš kur atvyksta tie vaikai. Tai turbūt kažkokios statistikos tikslios nepateiksiu ir geriausia turbūt galėčiau kalbėti apie savo mokyklą. Tai šiuo metu Vilniaus lietuvių namuose mokosi virš 500 mokinių, kas yra tikrai labai daug, sunkiai betelpam iš tiesų. Na, o apie užsieniečius, tai šiai minutei pas mus mokosi iš 44 skirtingų šalių vaikai.
Tai reiškia ne tik skirtingi kultūrų skirtumai, bet ir toks geras kalbų katilas. Jeigu nusikelsim į 2021 metus, kada prasidėjo būtent migrantų krizė, tai man pačiai teko labai iš arti matyti tą situaciją ir mūsų mokykla padėjo organizuoti nelegaliai sieną kirtusių migrantų vaikų ugdymą. Tai buvo atidaryti 4 centrai. Ir tuo metu 4 centruose mokėsi virš taip pat 500 vaikų. Dar šiai krizei nesibaigus prasidėjo karas Ukrainoje ir taip pat susidūrėm su nemažesniu srautu ukrainiečių ir, man atrodo, visos mokyklos susidūrė su nemažu srautu atvykusių ukrainiečių ir tikrai labai aktyviai ir intensyviai buvo kreipiamasi tiek į mūsų skyrių, tiek į mokykloje dirbančius pedagogus padėti spręsti ir padėti paaiškinti, kaip su tais vaikais dirbti, kaip juos integruoti, ko mokyti, nuo ko elementariai pradėti. Tai tikrai žinom, kad Lietuvoje migrantų, tiek tų nelegaliai kirtusių sieną, tiek ukrainiečių, man atrodo, tikrai sutiktum kiekvienoje mokykloje. Bent Vilniaus tai tikrai. Aš irgi manau, kad skaičius vaikų tikrai yra didelis, nes mes turim tą, atvykimo į Lietuvą, galbūt, kaip čia pasakyti, pati ta tema atvykimo į Lietuvą, jinai tiesiog yra ne vienalypė, tai yra ir karo emigracija, karo pabėgėliai, ir kaip Greta sakė, nelegali migracija, ir net čia vykusi, galų gale grįžta, pavyzdžiui, žmonės lietuviai su savo lietuviais vaikais iš užsienio šalių, tačiau jie yra nekalbantis gimtąją lietuvių kalbą, ar ne jų gimtoji kalba, pavyzdžiui, anglų būna. Tai ir šiaip Lietuva yra pakankamai patraukli valstybė, tiesą sakant, gyventi ją ir iš vakarų atvyksta žmonės, iš vakarų Europos, tai ta migracija labai tokia įvairi ir manau, kad tikrai, kad Vilnius susiduria su šituo klausimu, tai tikrai, bet kad manau ir regionai mažesni, ypač po karo su migracija labai stipriai susiduria ir kad vaikų, kuriems tikrai reikia didelės pagalbos, mokantis lietuvių kalbos, integruojant į visuomenę, mes Lietuvoje tikrai turime pakankamai, kad tą temą gvildentumėm ir tiesiog dirbtumėm. Ačiū labai. Tai tada norėčiau užduoti kitą klausimą apie saugumą ir apie darbą apskritai su vaikais. Ar yra kažkokia tvarka arba principai, kuriais vadovaujamės tokiems vaikams atvykus į mūsų mokyklas? Kokie šios integracijos skirtumai tarp mokyklų? Turbūt taisyklės kuria kiekviena mokykla ir taip, mūsų mokykloje mes turim tikrai didžiulę patirtį, daugiau nei 30 metų dirbam šitoj srityje. Iš pradžių mūsų mokykla buvo skirta būtent tremtinių vaikams, tai tie, kurie buvo deportuoti į Sibirą, ar nežinom visą tą skaudžią istoriją. Ir kadangi turim tikrai nemažą patirtį, tai turim jau ir kažkokią sistemą savo mokykloje, tai jau girdėjot, iš pokalbio pasakoju šiek tiek apie išlyginamąją klasę, tai būtent pas mus atvykę vaikai, kurie visiškai nekalba lietuviškai arba labai silpnai kalba lietuviškai, jie pirmiausia keliauja į išlyginamąją klasę, kur, kaip ir minėjau, labai intensyviai mokosi lietuvių kalbos, tai per savaitę jie turi 22 lietuvių kalbos pamokas. Tai reiškia per dieną apie 5-6 pamokas, kas yra, siurrealu, iš tikrųjų, Indrė juokiasi, neturi tos turbūt patirties dirbant išlyginamoje klasėje, nes kai vaikas ateina, tarkim, turi 2 lietuvių kalbos pamokas, tai jau nėra taip lengva išlaikyti antrą pamoką tą dėmesį, bet įsivaizduokit, tai yra 5 arba 6 pamokos per dieną. Tai mokytojas iš tiesų, jis turi būti puikus aktorius ir labai puikiai išmanyti savo dalyką, kad jis neatsibostų, kad jis būtų įdomus, kad jo klausytųsi ir kad vaikas tą būtent dieną jis kažką įsineštų. Tai iš savo asmeninės patirties galiu pasakyti, kad pirmas kokias 3 pamokas dirbdavom tikrai intensyviai, kas liečia gramatiką, skaitymą,
O likusios kitos 3 pamokos tai būdavo tokia daugiau lengva improvizacija, integruojant įvairius dalykus. Tai ir muzika, ir teatras, ir ko mes darydavom, ir su Vilnium pažindindavomės, keliaudavom į ekskursijas, keisdavom tiesiog aplinką mokymuose, kad tu juos sudomintum ir pritrauktum prie to dalyko, nes mokantis lietuvių kalbos ir taip intensyviai, motyvacija, man atrodo, yra viena iš tų pagrindinių dedamųjų, kuri būtent padeda pasiekti sėkmę, ar ne? Padeda išmokti kalbos, pasiekti tą tikslą ir toliau mokyti su visais bendro ugdymo klasėje. Na, o kalbant turbūt apie kitų mokyklų patirtį, ar ne, kalbant apie tą ukrainiečių būtent situaciją, tai mokyklos daro įvairiai ir kadangi teko konsultuoti ir konsultacijas mes teikiam mokytojams, tai tikrai jie neturi tokios prabangos atsidaryti išlyginamąsias klases. Tai gali būti taikomas antras toksai kaip modelis, kad vaikai yra tiesiog integruojami į bendrojo ugdymo klases. Tai reiškia, truputėlį plaukia pasroviui. Tie, kurie, kaip pasakyti, mokosi ir kurie taip pat įkritę į tą klasę ir, kaip aš sakau, plaukia šiek tiek pasroviui, tai jie žino, kaip tai yra sudėtinga ir tą motyvaciją turbūt išlaikyti dar yra sudėtingiau. Bet tikrai žinau ne vieną sėkmės istoriją ir vėl šitam visame dalyke turbūt vėlgi motyvacija veikia stipriausiai. Kiek mokytojas yra kompetitingas turbūt sudominti ir pasakyti, kad varom toliau, darom, čia tu pažiūrėk jau kiek nuėjai, taip, jau tikrai jaučiasi progresas, ar ne, darykim toliau. Tai tokiem vaikam iš tikrųjų yra daug sudėtingiau, man atrodo, pasiekti tą rezultatą. Tai turbūt tokie pagrindiniai modeliai ir aišku, mes dar mokomės. Mes tikrai mokomės ir mūsų Lietuvos mokyklos turbūt mokosi priimti tuos atvykstančius, grįžtančius migrantus, ukrainiečius, bet aš manau, kad mes tikrai puikiai susitvarkom. Mes norim. Mes turbūt turim kažkokių bendrų sąsajų su istorija, ar ne, jeigu kalbėsim apie ukrainiečius, ar ne, ir nebūtinai. Mes turim tos kažkokios lietuviškos empatijos, man atrodo, to tokio jautrumo. Ir mes esam suinteresuoti. Nors, aišku, yra tekę girdėti įvairių istorijų, kad ir palieka plaukt pasroviui, ko tikrai kartais taip klausais ir taip širdį skauda, kad tikrai galima padaryti geriau, reikia tik truputėlį pasistengti. Taip, iš tikrųjų, tas toks masinis ar ne imigracijos procesas, jis išgąsdino daugybę mokytojų, kurie buvo su to nesusidūrę. Nes iš tiesų Greta atsako, kad mokykla teikia tikrai su Greta, su kolegėmis tas konsultacijas, bet žinot, karas yra iš tikrųjų toks dalykas, kuriam nebuvo mes pasiruošę irgi nei tam mastui vaikų ir matyti pirmiausia, kai vyko ta situacija, buvo atsižvelgta tiesiog kaip saugiai, normaliomis sąlygomis apgyvendinti tą masę žmonių, jie pasiskirstė ar ne įvairiuose rajonuose. Ir tada ir įvairiuose rajonuose, ar ne, išėjo į mokyklas. Tai mokytojai, kai kurie buvo pasimetę, tikrai tuo metu nežinau, kaip dirbti su tais vaikais, gaudavau, pavyzdžiui, ir messengerį žinučių ten iš kitose mokyklose dirbančių pažįstamų kolegų. Indrė, žinau, kad tu tokioje mokykloje dirbi, kaip čia dirbti su tais vaikais, ką daryti, pas mane va klasė, 9 klasė, čia tik tai vienas vaikas, jis visiškai nekalba lietuviškai, ką man daryti. Aš tada jau nukreipdavau, siūsdavau nuorodas į tas konsultacijas, bet ir šiaip tą patirtim pasidalindavau. Yra sudėtinga. Mūsų ta išlyginamoji klasė, aš manau, yra puikus modelis ir yra prabanga netgi iš tiesų vaikams patekti tą išlyginamąją klasę, nes, tai nuima šiek tiek streso, susirenka visi vaikai, visi yra ką tik atvykę į Lietuvą, nieks nemoka lietuvių kalbos, mokytojai turi savo metodiką, ekskursijos, žodžiu, socialinis gyvenimas, visi vienodi, ir visi važiuoja savo ritmu. O kai tu ateini į klasę vienas pats, nemoki kalbos, tau sunku integruotis, bendrauti su vaikais, tai jeigu ten dar kokia anglų yra kalba arba rusų kažkas moka ar ne, dar gali bendrauti, o jeigu tu nemoki, pavyzdžiui, tu kalbi rusiškai ar ne, o tavo klasiokai nieks nemoka tos rusų kalbos, arba tu angliškai nemoki, klasiokai kalba, tai
Labai sudėtinga ta situacija, manau, psichologiškai ir mokytojams, ir vaikams. Bet mokytojai stengiasi iš tikrųjų ir su tuo žodynu padirbėti, ir tas užduotis palengvinti, ir įvesti, ko tik nebuvo padaryta. Tai, kaip Greta sako, mes iš tikrųjų turime motyvaciją padėti tiems vaikams, kažkaip suteikti jiems tokią tą saugią aplinką, bet matyti ir galbūt ir patirtis, ir profesionalumas mokytojų irgi čia labai reikšmingas yra. Ir turbūt ne tik profesionalumas, aš dar sakyčiau, nes čia neseniai viena iš VDU magistrančių atliko tyrimą, būtent apie migrantų integraciją, apie kalbos mokymąsi ir buvo palyginta su kitų šalių patirtim. Tai toks mane iš tikrųjų sujaudino turbūt ir taip tokia kažkokį nerimastingumą tokį davė, kad aš išgirdau tokį momentą, jog mokytojai yra palikti vieni. Mokytojams niekas nepadeda. Mokytojai nežino, ką daryti ir kaip su tokiu vaiku dirbti. Ir man atrodo, čia aišku, tas profesionalumas tikrai labai svarbu, ar ne? Gerai, aš dabar vienas, pas mane atvyko štai toks mokinys, bet tai mes, tarkim, aš pastebiu tokį dalyką, mūsų karta, jaunesni turbūt tie mokytojai, ar ne, kurie gimė nepriklausomybės metais, jau tikrai galiu ir drąsiai sakyti, mes kažkaip nebijom ieškoti tos pagalbos, mes nebijom mest tą gelbėjimosi ratą ir klausti kolegų, ką man dabar daryti. Taip, gerai, jisai atvažiavo, kalba rusiškai, jis kalba angliškai, aš kažkaip susikalbėsiu. Nesvarbu, kad gal nemoku ten kažkurios iš tų kalbų, bet atvyksta vaikų iš Eritrėjos, atvyksta vaikų iš Kinijos, iš kitų šalių, kur ten ir kultūros visiškai skirtingos ir kalbos, o kaip tas kalbas išmoksi? Neišmoksi. Tai iš savo patirties galiu pasakyti, turėjau mergaitę iš Kinijos, kuri kalbėjo tik kinų kalba. Ir ką tada reikėjo man daryti, kai po 3 mėnesių visi vaikai jau galėjo prisistatyti, papasakoti apie save, apie savo tėvų profesijas, apie tai, kaip jie atrodo, kur jie gyvena, kur mokosi. Čia 3 mėnesių toks startas bazinis, jau jie kalba apie šitus dalykus, o mergaitė tai iš Kinijos jį niekaip nekalba. Aš tikrai stojau ant galvos ir per vertėją, ir per visur, per paveikslėlius, per įvairius žodynus, per visokius dirbtinio intelekto pagalbą. Tikrai ieškoju tos pagalbos, kaip man su jie susikalbėti, kaip man surasti kažkokį tai kontaktą, bet to kontakto aš neradau. Ką aš padariau, aš atėjau pas pavaduotoją ir sakau, aš išbandžiau tai. Ir sakau, šitie dalykai neveikia. Ką man dar daryti? Pasakykit, jūs turit patirtį, jūs šitoje mokykloje dirba daugybę metų, ką aš galiu dar padaryti kaip mokytoja. Tai man pavaduotoja pasakė paprastai, gerai, mes kreipsimės į orientalistikos centrą, kur yra studentų, kurie kalba ir mokosi kinų kalbą, galbūt tai jiems bus praktika, jie atvažiuos ir mums pagelbės. Ir iš tiesų atsirado 2 studentės, kurios sutartų laiku būdavo mano pamokose ir viena iš vienos pusės sėdėjo, kita iš kitos ir mes bandėm tą situaciją spręsti. Tai man atrodo, ne vien tik tai turbūt tas profesionalumas mokytojo ar neturi būti, bet mes turim būti ir lankstus. Mes turim nebijot prašyti pagalbos. Ir gerai, aš nežinau, ką daryti daugiau. Padėkit man. Tai čia irgi turbūt, kaip Indrė pasakojo, kad iš regionų mokytojai klausia, ką daryti. Tai man atrodo, tai yra geriausias dalykas, tai yra dalinimasis tą gerąją patirtį. Ir nebijojimas pasakyti, aš nežinau, ką dabar daryti šitoje vietoje. Padėkit man. O jeigu mes grįžtam prie klausimo apie vaikus, ar skiriasi darbas su migrantų vaikais nuo darbo su pabėgėlių vaikais? Vieni ten atvažiavo su savo noru, kaip sakant, o kiti, priverstinai, galim taip pasakyti. Ar turit kokių idėjų? Galvoju, kad galbūt pats esminis skirtumas tai yra vaiko psichologinė būsena ir jo tiesiog ta gyvenimo patirtis. Tai pabėgėliai, jeigu mes kalbėtumėm apie ukrainiečius kaip apie pabėgėlius, ar ne, kad tai yra karo pabėgėliai, žmonės su traumuojančia skaudžia karo patirtimi ir jų ta būsena nepagerės pabėgusi į kitą valstybę, jie yra saugus ar ne nuo karo, bet tas skausmas karo jis atkeliavo kartu su jais. O emigracija yra labai įvairi ir labai įvairiais keliais įvykusi.
tai viskas irgi labai priklauso. Pavyzdžiui, ar yra atsiųstas galbūt į Lietuvą tik tai vienas pats vaikas, kuris gyvena ir nebendrabutį ir bando integruotis į visuomenę, ar yra ir visa šeima, o galbūt ir giminės kažkiek Lietuvoje ir jis tokį socialinį gyvenimą gyvena, jaučiasi saugesnis, turi savo bendruomenę, o galų gale kartais atrodo, kad, na, va štai grįžo ten, tarkim, šeima su vaikais, galbūt jiems ir nėra labai sudėtinga, jie čia lietuviai ar ne, tą šnekamąją kalbą šiek tiek moka, bet irgi niekada nežinai grįžimo priežastis, ar tai ekonominės, galbūt tėvų skyrybos, ką tie vaikai parsinešė. Tai iš esmės, na, turi būti pakankamai jautrus ir atsargus, nes tai gali būti psichologiškai tikrai labai jautri mokinių grupė. Nepaisant to, nežinau, kokiomis sąlygomis jie ir dėl kokių aplinkybių atsidūrė Lietuvoje. O pats darbas, na, nežinau, manau, kad jeigu kalbėtume apie lietuvių kalbos mokymą, tai jis, nu, kaip ir tą psichologinį tokį socialinį momentą ir neaptarus, labiau galbūt priklauso nuo to, kokia yra, na, ta lietuvių kalbos žinių ar ne, ta būsena, tarkim, ar ne. Ar mokinys bent jau šnekame kalbą iš tėvų išmokęs yra, bet jam, pavyzdžiui, skaityti ir rašyti reikia mokėti. Ar mokinys nemoka iš vis jokios kalbos, kurią moka, pavyzdžiui, aplinkiniai esantis ir mokytoja. Ar mokinys, pavyzdžiui, bent jau anglų kalbą moka ir gali bent su bendraklasiais ir mokytojais bendrauti ir taip toliau. Tai matyti, ta būtent lietuvių kalbos, tas mokėjimo lygis, jis ir tada, nu, parodo, kaip čia reikės dirbti ir kuo skirsis ta situacija. Na, jeigu praplečiant Indrę, ji galbūt daugiau kalba apie grįžtančius, ar ne, po Brexito ir dėl kitų priežasčių mūsų mokykloje besimokančius vaikus, bet pati iš labai arti, kaip ir minėjau, mačiau visą nelegaliai kirtusių migrantų situaciją. Tai kadangi mes buvome atidarę 4 centrus Lietuvoje, tai buvo Medininkai, Rukla, Vilniui turėjom centrą ir Pabradėj turėjom centrą. Tai Rukla buvo toks vienas iš didžiausių centrų, kur mokėsi apie 200 vaikų, virš 200 vaikų. Ir, na, aš pati jau turėdama šiokią tokią patirtį, dirbus išlyginamojo klasėje, atėjau koordinuoti būtent migrantų visą tą ugdymą ir mokytojus teko apmokyti. Tai čia vėlgi nesulyginami dalykai yra turbūt, nes būtent tie vaikai, kurie nelegaliai kirto su tėvais sieną, kai kurie base atbėgo, kai kurie be striukių, ar ne, matėm visą tą situaciją, kaip mus čia tiesiog užtvindė ir tikrai mes buvom nepasiruošę šitam scenarijui, bet turbūt džiugina, kad mes susitvarkėm su šita situacija ir kalbant apie tuos vaikus, tai yra kardinaliai skirtinga grupė vaikų turbūt negu tie, kurie atvyksta, grįžta ar ne čia pas mus po Brexito, ar kažkiek silpnai kalbantis, arba iš viso atvažiuoja nekalbantis ten iš, kaip ir minėjau, Kinija, ten Ispanija, Kolumbija. Taip, tai čia visiškai kitokia grupė, nes šie vaikai, jie turi kitokią motivaciją, jie turėjo visiškai kitokią motivaciją. Jie puikiai suvokė, kad čia yra tik tarpinė stotelė, kad čia mes būsim tik kažkokį apibrėžtą laiką. Na ir aišku, turbūt labiausiai liūdina tas nepasiruošimas institucijų, kad mes nežinojom, ką daryti, nuo ko pradėti, nebuvo jokios tvarkos, kaip juos integruoti. Taip, mes turim didžiulę patirtį mokyklos, bet tai yra visai kitokia grupė, jų motyvacija yra visai kitokia, jie žino, kad tai yra tik tarpinė stotelė. Mes čia truputėlį pabūsim ir važiuosim toliau į Vokietiją, Norvegiją, ten dar kažkur emigruosim. Bet kas iš tiesų stebina, kad mes susikaupėm, mokytojai buvo apmokyti ir prasidėjo visas tas ugdymas ir vaikai labai noriai lankė tas pamokas. Vadinasi, mes kažką turbūt gerai padarėm ir mokytojai turbūt gerai padarė, atėjo su ta teisinga nuostata. Nesvarbu, kad tai yra tarpinė stotelė, tai yra vaikas. Pirmiausia, mes jį žiūrim kaip į vaiką, taip, kaip į asmenį. O paskui mokymas. Ir aš visą laiką, mes tikrai nemažai centras organizuoja seminarų ir aš visą laiką tokį akcentą, kaip visos tos krizės, tiek migrantų buvo, tiek ukrainiečių, pirmiausia, sakau, vaikas. Pirmiausia, sakau, vaikas ir jo visa psichologinė būsena. O tada, sakau, lietuvių kalba, matematika ir visi kiti dalykai. Pirmiausia, turi būti apie tai, kaip jis jaučiasi, kuo jisai gyvena.
Nes tikrai yra ne vienas pavyzdys, kad jeigu vaikas nesijaučia saugus, jokio rezultato negali būti. Todėl pirmiausia, sakau, turim žiūrėti vaikų. Tai ir čia toksai pat, tokia pati nuostata buvo ir kadangi, kaip ir sakiau, organizavau ir koordinavau visas tas veiklas, tikrai lankydavausi centruose dažnai ir stebėdavau mokytojų pamokas ir tikrai ateidavau, kam sunkiai sekasi, ką aš atjausdavau iš socialinių darbuotojų, Greta, ateik pažiūrėti, čia gali būti kažkokia problema. Taip, ir aš tikrai važiuodavau ir sėdėdavau ir sakydavau, gal pabandykim taip, o gal pabandykim dar taip. O mokytojai sakydavo, labai sunku, kaip ten su tais mažiukais, čia nieko nėra, medžiagos nėra. Sakau, ne apie medžiagą, ne apie vadovėlį, ne apie pratybas. Žaiskim. Pirmiausia, žaiskim, suteikim tą būtent momentą, kad vaikas jaustųsi saugus. Šiaip norėčiau irgi Greta papildyti, kad ir vaikai tie atvykę, tarkim, ar ne, būtent nelegaliai kirtę sieną ar ne į Lietuvą, jie atvyko iš visiškai kitokios ugdymo sistemos. Ir ką Greta sako, kad mes ten kažką gerai padarėm, tai irgi pamenu, mes kalbėjome su kolege, kuri dirbo tame, migrantų ugdymo centre, kad sako, berniukas man sako, jis man atrodo gal iš Irano buvo, sako, čia taip gerai Lietuvoje mokyti, sako, mokytoja pageria, mokytoja, saldainį duoda, dovanėlę, sako, Irane, jeigu kažką negerai darai, mokytojas tau per galvą duoda. Tai suvokiam, ar ne, kad tiems vaikams, ta visa ugdymo atmosfera labai pasikeitusi ir be abejonės jie per laiką pasijuto tiesiog, geriau eidami į tą mokyklą, nes, kaip ir Greta sako, pasistengta bent jau kažkiek užtikrinti tą vaiko saugumą ir nes to nepadarius, tikrai, jeigu yra vaiko pamatiniai psichologiniai poreikiai nepatenkinti, jis yra pažeistas, tai tu ten su savo tą lietuvių kalba gali keliauti labai toli ir tu jam neaktualus tikrai būsi. Taip, tai jie, kaip ir Indrė sako, atvyksta iš skirtingų mokymosi sistemų, kuriuose gal ten kažkoks ir smurtas turbūt toleruotinas, bet tikrai iš patirties galiu pasakyti, kad kai kurie atvyksta iš viso nesimokę, jie nežino, kas yra mokykla. O kodėl taip sakau? O todėl, kad labai paprasta. Tu sudėdavo mokytojai flomasterius, pieštukus, jie nežino, ką su jais daryti. Kaip tą pieštuką ar flomasterį paimti, kaip jį reikia laikyti. Gaudavo plastilino ar modelino, jie žiūri, kas tai yra, sako, ką su juo, kaip čia. Ir tiesiog iš tokios patirties, kai tu matai tą reakciją, tada tu supranti, kad atvyko ir tokių, kurie iš viso niekada nebuvo ugdyti, jie niekada neėjo į jokią ugdymo įstaigą, nei darželį, nei mokyklą, nes tai elementaru. Ir iš tikrųjų šita patirtis truputėlį sukrečia ir tu tada taip apmastai ir turbūt įvertini, kaip gera gyventi Lietuvoje ir kad visgi mes laimingi turėtume būti dėl to, kad mes turim galimybę mokytis. Dar prisimenu savo vieną mokinę, pabėgėlį iš Ukrainos ir pradžioje labai kategoriškai sako, aš nebenoriu mokytis lietuvių kalbą, nebenoriu, man nepatinka ir aš galvoju, negali būti taip, kažkokia yra barjera. Ir mes bandau ją prakalbinti labai ilgai ir vieną dieną jis sakė, kad aš bijau pamiršti savo gimtąją kalbą. Tai net tokių situacijų gali būti ir ant kiek svarbu ta jūsų meilė, kurią jūs turit, su kuria jūs taip kalbat apie vaikus, tai labai svarbu. Bet žinokit, iš tikrųjų labai įdomi šiaip jausena matytų vaikų, kurie, pavyzdžiui, kelerius metus gyvena Lietuvoje. Tai aš tų ukrainiečių irgi vaikų ir turiu, ir turėjau, ir matyti, ir turėsiu dar mokykloje. Tai, kad jie sako, jau mokytoja, aš ir ukrainietiškai, ir rusiškai, ir angliškai, ir lietuviškai jau moku, jau man tos kalbos tarpusavy kartais maišos, aš jau pats kartais jau nebesuvokiu, kuria čia kalba begalvoju ir kuria bekalba, ar ne? Tai ateina iš tiesų ir jo labiau, kad tie vaikai, jeigu jie sąžiningai mokosi ir jie yra lietuviškoje aplinkoje, mokykloje ar galbūt ir socialiniam gyvenime kažkur, jie tą lietuvių kalbą labai puikiai išmoksta. Mano porą jau dabar praėjusiais metais baigusių 12-okų, ukrainiečių labai socialiai aktyvus yra, jie ten, išėjo į išorę, į jaunimo organizacijas įvairias ir sako, žinot, mokytoja, jis man praėjusiais metais
aš kai susitikau su kažkokiu ten politiku, sako, jis nesuprato, kad aš ukrainietis, mane, kad aš lietuvis. Tai iš tikrųjų yra labai džiugu, kad čia yra geros patirtis, kad tie vaikai tą kalbą taip išmoksta, vizualiai kiti tikrai dauguma iš jų nesiskiria nuo mūsų, tu net neatskirs, ar jis lietuvis, ar ukrainietis. Tai turiu, pavyzdžiui, klasiai prancūzai, jis yra visiškas prancūzas, tėvai prancūzai, seneliai, proseneliai prancūzai, bet jie nusprendė atsikelti į Lietuvą gyventi. Tai jis kalba visiškai be jokio akcento, nors atrodytų, kad prancūzų ir tartis visai kitokia yra, kad ten visai kitokia ta kalba. Galbūt rašyba ten tikrai nėra toli gražu tobula, bet tu žiūri į jį ir suvoki, kad jis absoliučiai nieko nesiskiria nuo tavo lietuvių mokinių. Ir aš net kažkada pastebėjau, klausydamas jo, kaip jis gerai dalyvius, žodžiu, aš kaip lituanistė vartoja sakinius ir galvoju, bet tikrai, kai tiesiog puikiai valdyta jau ta kalba, tai pasididžiuoji ir pasidžiaugi ir kažkaip matai, kad tikrai tai, kad mokinys yra imigravęs į Lietuvą, dar nėra kažkokia diagnozė ar nuosprendis, jis turi labai daug galimybių ir tikrai gali, tik reikia ir padėti tom galimybėm pasinaudoti. Tai Indrė, čia apie kalbą, bet aš tai visada, kai tik tenka duoti kažkokį interviu, aš visą laiką labai džiaugiuosi, kai jūs pamatytumėt, kaip mūsų šokių kolektyvas šoka lietuviškus tautinius šokius. Atvažiuokit ir pažiūrėkit. Jie, sakau, taip varo, kad lietuviai, bet mūsų tikrai. Ir choras mūsų, kaip iš tiesų, tikrai aš labai didžiuojuosi tą tokią pamokinę mūsų vaikų veiklą, bet tikrai mes ir dainų šventėse dalyvaujam, ir įvairiuose choro festivaliuose dalyvaujam, ir skinam apdovanojimus, ir tikrai kartais galvoju, kad, wow, koks yra mokytojų atsidavimas, ir, aišku, ir tas charakteris, lietuviškas truputį, bet smagu tikrai matyti tokius pavyzdžius. Ačiū labai. Dabar labai noriu pakalbėti apie mokytojų darbą truputį ir noriu dar prisiminti savo tokią vieną situaciją. Su kolegėmis buvau susirinkimėse ir mes kaip tik kalbėjom apie sunkumus, apie pagalbą ir viena iš mokytojų pasakė, mes dirbam labai gerai, bet mums nesisekė. Ir man tai ne tik juokingai skamba, bet visos tos situacijos kaip šūkis toks. Nes, atrodo, kad kartais labai sudėtinga sakyti, kad, kažkur aš klystu, kažkur man reikia pagalba, kažką aš darau galbūt ne taip. Tiesiog įvardint savo kažkokius barjerus ar problemus. Tai kaip jūs manot, kokių kompetencijų ar žinių dažniausiai trūksta mokytojams ir kada jiem reikia įtraukti mokinius? Šiaip, galbūt mokytojai ir dirbo gerai, tik ta situacija nebuvo tinkama tam jos geram galbūt darbui metodiškai. Ko labiausiai mokytojams trūksta? Iš tikrųjų, grįžkim ir tą Lietuvos švietimo realybę, kuri nėra tobula. Mokytojams trūksta ir laiko, ir energijos, ir daugybės kitų išteklių, tai ten galbūt ir ta motivacija užstringa. Mes čia daug kalbėjom apie mokinių motivaciją, ar ne, kad jie motyvuoti išgyventi, prisitaikyti, turėti draugų, bet ir mokytojus kažkas turėtų motyvuoti, ar ne. Tai jeigu tu turi tik tai problemų, iššūkių, didelį krūvį, dar klausimas kokia administracija, ar yra administracija, kuri sugalvos kūrybišką sprendimą, pasinaudos kažkokią savo patirtim, ar administracija, kuri sakys, tai palaukit, jūs čia lietuvių mokytojai, tai jūs čia turit žinoti, jūs čia man turit pasakyti, o ne aš jums. Tai ką ta mokytoja, kaip jinai moka gerai dirbti, taip ir dirbo, kad jai neišėjo. Tai klausimas, ar čia iš tikrųjų jos ar ne jos atsakomybė. Mes tokie esam, kad mes pirmiausia, kas neišėjo. Mes tikri lietuviai, ir ne, susikoncentruojam į tuos kažkokius neigiamus aspektus, kad man tas nepavyko, pradėkim nuo to, kas mums pavyko, ką aš darau gerai. Tai čia, man atrodo, kad ir požiūrio truputį klausimas yra, nes mes esam linkę save nulinčiuoti, nuteist, nusiplakt, kad, žodžiu, mes blogai dirbam, čia mes nepasiekėm rezultatų, bet mes pasižiūrėkim, ką mes pasiekėm. Gerai, tada kokie pagrindiniai iššūkiai dirbant su vaikais iš užsienio ir kokius dažniausiai sunkumus patyrė mokyklos bendruomenė ir galbūt apie savo kažkokius sunkumus galite papasakoti.
Žinot, su mūsų sunkumais būtų sudėtinga juos įvardinti, nes mes esame ir specifinė mokykla, tai mūsų yra nesunkumai, tai yra mūsų tiesiog darbo realybė. Ir įvairi ta realybė, ir kaip mes, pavyzdžiui, nepaisant to, kad patirtis yra labai įvairi, visada atsiranda kažkas netikėto ir naujo. Bet kolektyve mūsų yra turbūt dabar 11 mokytojų, jeigu neklystu, ir mes kalbamės ir bendraujam ir dalinamės tarpusavyje. Taip, lituanisčių mokytojų. Tai dalinamės tiesiog patirtimi, patariam vienos kitom, padedam, jeigu reikia ir ateinam ir pažiūrim. Ir bent jau aš, kai atėjau šitą mokyklą, jau greta dirbo, aš atėjau nauja mokytoja, man tikrai buvo labai nesunku įsilieti, būtent dėl to, kad iškart gavau pagalbos, gavau kuruojančią mokytoją, greta buvo visada nusiteikus padėti ir kažkaip tada tu gali įveikti daug iššūkių. Tai jeigu, pavyzdžiui, yra mokyklos bendruomenė, kur kiekvienas mokytojas savo pasaulyje gyvena ir jiems visiems ir ta užsieniečio mokymo specifika yra nauja, tai galbūt tai yra irgi labai didelis iššūkis. Ir šiaip aš tikrai galvoju, kad, jeigu esi mokytojas, kuris įprato visada vienodai dirbti, turi savo sistemą, šiaip jį pasiteisina, gerai, tu ten tos vaikus išmokai ir staiga netikėtai po 20 tavo darbo metų tu gauni vaiką, kuris jokia ten kalba nekalba, nežinai ką daryti, nuo ko pradėti, iš kur gauti medžiagos. Tai aš tikiu, kad jis tikrai susiduria tada su problema, bet šiaip nuo žmonių ir priklauso, kaip jie tas problemas įsisprendžia. Vieni mokytojai ieško Facebooko grupėse, rašo per messengerius, pamato kokią Greta ten laidoj kažkokioj kalbančią rašo, ieško ar ne, klausia, o kiti mokytojai, galbūt pasirenka tą tokį kelią, sėdi piktas, man čia papildomi sunkumai, nieks man nepadeda, ką man daryti. Tai požiūrio tiesiog reikalas, ir į vaiką požiūrio, nes jeigu tu, pavyzdžiui, kaip Greta sako, pirmiausia yra vaikas. Ir jeigu tu šitaip žiūri, tu ieškai ir sprendimo. Bet jeigu tu tą vaiką matai kaip problemą, atėjo čia man problema dabar, aš čia puikiai dirbau 20 metų, ką čia man daryti? Tai tada pats kažkaip gal tampi savo problemą iš tikrųjų, man atrodo. Galiu pailiustruoti. Kažkada sėdžiu kirpykloje. Tik prasidėjus visa Ukrainos ten ta situacija. Ir šalia kerpasi moteris, lietuvių kalbos mokytoja, suprantu iš pokalbio konteksto, ir sako, sako, kirpėja, tai kaip čia tų ukrainiečių, ar turit pas save klasę? Jo, sako, turiu vieną, čia atėjo, sako, nežinau, ką čia, sako, su juo daryti. Sudėtinga, čia tos medžiagos nėra, kaip čia dirbti, ar ten 30 vaikų kitų, tai kaip man čia tą dėmesį paskirstyti. Tai sako, tai ką, sako, jūs darot, kaip jūs čia jį integruojat. Sako, sako, daviau planšetę, pasodinau klasės gale ir sako, tegul jis ten verčiasi kažką. Aš taip sėdžiu ir galvoju, tik tu dabar ne seminare, tu esi kirpykloje, nepradėk moralizuoti ir pradėk čia aiškinti, kaip reikėtų dirbti, bet man tuo momentu taip suspaudė širdį ir aš taip galvoju, nejaugi mes tikrai esam tokie abejingi, nejaugi mes tikrai galim paleisti tą vaiką tiesiog virt tuose barščiuose ar tiesiog plaukt pasroviui. Jis niekaip neįsikabins, jeigu neturės stiprios motyvacijos, tvirto charakterio kažkokio ir kokia jo tokio vaiko ateitis. Tai čia požiūris tas toksai mokytojo, kad nenugrūst, nepamiršt, nesuprast to vaiko kaip problemos, man atrodo, čia yra numeris 1. Kaip mes jį priimam, kas tas vaikas yra mum, ar tai yra galimybė išmokti kažko naujo pačiam mokytojui, ar ne, užlipti tais laipteliais, kad ir labai stačiais, bet pasiekti tą rezultatą, ar tiesiog, man gerai, čia 20 metų dirbu, čia pasibaigs tas karas ir nebus daugiau čia tokių vaikų, neteis. Bet jų ateis ir jų tikrai daugės ir mes turim išmokti tvarkyti su šitą problema ir nelaikyti turbūt tai problema. Ir turim mokytis, turi būti universitetuose. Aš tikrai žinau, kad Vytauto Didžiojo universitete jau yra tai pasirenkamieji dalykai, kad tai būtų programos dalis, kad tai nebūtų tik tai, šiandien problema, o rytoj čia pasibaigs tas vajus, nusiris ta banga, viskas aprinks ir neturėsime. Daugiau čia viskas pasibaigs. Uždarysim duris, uždarysim šitą skyrių ir tai bus įspręsta problema. Šiaip aš norėčiau prie Gretos irgi pridėti tą mintį, kurią šiaip buvau ir pati kurį laiką pagalvojus,
kad tikrai labai gerai, kad aukštosios mokyklos, kurios moko mokytojus, o ypač lietuvių kalbos mokytojus, savo programuose integruotų tą mokymą užsieniečiams. Nes ką aš patyriau pati savo praktikoje, tokia man skausminga patirtis kaip mokytoja, kuri visgi galvoja apie tai, ką davė vaikam, kad aš turbūt dirbdama kokius 2 metus, nepaisant to, kad ir kolegių tų patarimų turėjau, bet tik pačiai tada susivedė, jog tu tą vaiką mokai užsienio kalbos. Tavo metodai yra lietuvių kalbos mokytojo, bet tu mokai užsienio kalbos. Ir daugybė dalykų, tavo šiaip pamokoje neegzistuoja, kokie turėtų egzistuoti toj užsienio kalboj, ir kad tavo žvilgsnis į gramatiką, į kalbą, į viską turėtų būti visai kitoks. Tai paskui bandžiau, žinokit, ten ir keisti savo tą mokymą ir pažiūrėti būtent į tą kaip išmokymo, užsienio kalbos mokymo, nes tai labai yra svarbu. Ir kitas dalykas, kas yra svarbu, bet ir nekaltinčiau šiaip mokytojų, tiesą sakant, mes tikrai nedirbam čia tokiom auksiniam sąlygom, zefiriukais žongliruodami, ne taip yra iš tikrųjų ta realybė, nebūt prisirišus prie programų. Nes mes iškart mums patikrinimai, čia 10 klasiai pupas, čia 8 skaitimas, čia 12 egzaminai, mes stresuojam, mes tik norim tų rezultatų, mes negalim pasiekti tokio rezultato, jeigu, pavyzdžiui, atėjo vaikas į 9 klasę, nekalbant lietuvių kalbos, tu jo negali mokyti sintaksės, tiesiog tai neįmanoma yra iš viso, jeigu jis žodžių nemoka, nežinai, ką reiškia sakinys, tu čia išnagrinėk sakinio dalim, ar ne, tiesiog tai nepavyks. Tai su tuo reikia susitaikyti, kad tu stebuklo nepadarysi, tu gali tik tiek padaryti, kiek įmanoma yra padarytoje situacijoje. Ir pavyzdžiui, mes, kad ir turim tą išlyginamąją klasę, juk vaikai yra skirtingi, psichologiškai skirtingi, gyvenimo, sąlygos skirtingos, galbūt ir specialiųjų poreikių yra, juk ten daugybė niuansų irgi veikia mokymosi sėkmę. Ir kartais, pavyzdžiui, ateina ir iš tos išlyginamosios vaikai ir silpnas žodynas, jo labiau, taigi išlyginamoji klasė, jinai ten irgi, gimtakalbė iš tavęs nepadarys, tai daug žodžių lieka nežinomų ir ta gramatika, jeigu tu ten neturėjai motivacijos mokytis, psichologiniai niuansai galbūt buvo tuo metu pirmoji vietoj, lieka silpna. Tai aš irgi, pavyzdžiui, turiu šiais metais 8 klasėje mokinį, su kuriuo dabar tiesiog dirbu, duodama jam paprastesnį daug tekstą, kad jis išsiverstų tą tekstą, pasibrauktų nežinomus žodžius, išsiverstų, kad mokėtų nustatyti, kokia tai kalbos dalis, atpažinti ją, plius minus gramatinius tos požymius, nes turiu ten lentelę tokią nusipirkus, tikrai, kas sugalvojo išleistą gramatikos lentelę pagal visas kalbos dalis, nuoširdžiai dėkoju ir žodžiu, žinau, kad ir išlyginamosios klasės naudojasi ir aš naudojuosi ir duodu ir su spec poreikiais vaikučiams ir būtent užsieniečiams, kurių labai silpna ta kalba, kad jis gali pasižiūrėti, atskirti ten, kur daiktavardis, kur būdvardis, po truputį, nes mes tiesiog, negalim, jie neiššoks, 9 klasėje tu ateini, skaitai gavelę ar ne, tu lietuvių kalbos, ten pagrindus gavęs, koks gavelis, tai čia neįmanoma tam vaikui. Geriau tą laiką skirti paprastam tekstui iš kokios 6 klasės kalbos vadovėlio, kurį jis išsivers, atskirs kažkokias gramatinės formas, išmoks jas naudoti. Tai tiesiog nereikalauti reikia iš mokytojų, kad jie padarytų stebuklą ir mokytojams irgi nestresuoja dėl to, kad jie stebuklo nepadarys, nes neįvyks tas stebuklas. Jeigu tu jį pramokysi lietuvių kalbos, tai bus tavo stebuklas ir tiesiog džiaugis tuo. Ar yra kažkokia nors pagalbos sistema mokytojams? Kur mums ieškoti pagalbą? Geras klausimas. Šiaip aš kaip ir anksčiau turbūt sakiau, žmogus mokytos turbūt ar turėtų pats norėti ieškotos pagalbos. Čia yra numeris 1. Čia nėra taip, kad aš nežinau, sėdžiu ir laukiu, kol mane pastebės, kad aš nežinau. Susireikšminęs toks ir laukiu, kol mane čia išgelbės kažkas iš to skęstančio laivo. Tai tikrai, aišku, turėtų būti numatytos tvarkos ir yra numatytos tos tvarkos, ar ne, bet vėlgi čia yra administracijos turbūt šioks toks turėtų būti pastabumas, ar ne, žinom, kad jei pas mus į mokyklą atvyksta užsienietis, ar ne, tai yra tam tikri žingsniai, nuo ko mes pradedam, ar ne, pirmiausia, tai aišku, tas pokalbis, žiūrim, kokia psichologinė būsena,
Tada, aišku, tyriam, koks tas lietuvių kalbos mokėjimas yra, ar ten silpnas, ar visai nekalbantis. Ir tada jau mes atitinkamai kažką tai galim ir nuspręsti. Bet tokio, kad mechanizmo, kad 1, 2, 3, 4, 5, tai čia yra turbūt kiekvienos mokyklos reikalas ir patirtis. Šiaip aš manau, kad tie pradmenys buvo bandyta sukurti tą sistemą, buvo tos konsultacijos paleistos. Aišku, problema yra ta, kad ne visą plačią mokytojų bendruomenę ir pasiekia informacija, kad yra tos konsultacijos, kada jos tos konsultacijos, kaip čia jungtis, ar mokamai ar nemokamai, ten mokytojams daug kilo klausimų. Bet čia irgi galbūt aš jau žiūrėčiau į administraciją, manau, kad administracijoms turėjo būti prieinama ta informacija, o mokytojai, jie ir taip tą didelį srautą ir tą stresą patiria gavę tos mokinius, tai kad jie kažko nepamatė, taip, Ir čia turbūt dar norėtųsi papildyti, atsiprašau, kad pertraukiau, mūsų skyriuje yra žmogus, kuris yra būtent atsakingas už grįžtančių, atvykstančių mokinių tinklo mokyklas. Yra toksai kaip ir tinklo mokyklos visoje Lietuvoje, visoje Respublikoje. Šiai minutei priklauso 99 mokyklos. Iš įvairių ten regionų ir Klaipėda tikrai yra, ir Šiauliai, ir Panevėžys, tikrai nemažai, ir kur būtent atvyksta tiek tie patys ukrainiečiai, tiek migrantai, tiek grįžę ar ne atvykę vaikai iš užsienio, gal šeimos persikrausto. Ir mes turim tokį tinklą, taip, mokyklos gali tiesiog teikti prašymą bendradarbiauti. Mes turim mokymus, kursus įvairius, seminarus tokom būtent mokyklom, turim konferencijas, dalinamės gerąją patirtimi ir tikrai stengiamės, kad pasiektų mokyklas šitą informaciją, kad tai ne vien konsultacijos, kurios ten buvo vienalaikės ar ne, kalbant apie Ukrainos situaciją, apie tą migrantų krizę. Taip, jos buvo. Mes jas teikiam ir iki šiol, neatlygintinai tikrai nei vienam neuždariau durų ar neatsiliepiau ar net rašiau į Messengerį. Tikrai teikiu, jeigu žmonės paskambina ir sako, ką mums daryti, o kaip čia tą mokymą organizuoti, kaip integruoti tą vaiką. Mes tikrai iki šiol konsultuojam ir padedam, bet yra ir tos tinklo mokyklos, ką tikrai norėtųsi pastebėti. Ir ten prisijungusios mokyklos mes turim šiokią tokią bendruomenę ir tikrai stengiamės, kad ta informacija būtų ištransliuota kuo plačiau. Ačiū labai. Gal galite būti mūsų mokytoju? Leisk vaikams tave surasti. Šiuo metu Lietuvoje trūksta daugiau nei 1500 mokytojų. Tapk mokytoju, surenkuosi mokyti. Noriu priminti mūsų temą – migrantų ir pabėgėlių vaikų integravimas mokykloje, socializacija ir ugdymas. Ir dar labai noriu paklausti, o kaip šios vaikus priima lietuvių vaikai? Kokia yra situacija? Šiaip tai iš tikrųjų norisi pasidžiaugti, kalbant apie mūsų mokyklą. Ir turbūt mes neturim labai didelių patyčių problemų. Negaliu sakyti, kad visai neturim, nes gal būtų tikrai nesąžininga sakyti, nes vaikai yra vaikai. Nesvarbu, kokios yra tautybės, taip yra kultūriniai dalykai, ten jie ir pasivadina, ir susiginčia, ir tikrai visokių, ir dėl politikos niuansų ten kyla, ir dėl religijos ten jie visaip, kaip sakant. Bet manau, mūsų bendruomenėje dirbantys mokytojai mes esam jau pasiruošę. Mūsų ausys visą laiką stačios ir mes tikrai stengiamės stebėti, kas vyksta, kad tikrai nekiltų kažkoks didžiulis konfliktas ir aišku pats mokytojas. Jis visą laiką eina tokia plona raudona linija. Taip, kad neperžengtų tos linijos, kalbant apie tam tikrus dalykus, ir aš visą laiką pati neliečiu pinigų temos, tam tų socialinių visų dalykų, šiaip labai jau turiu ir apie šeimą kalbėti,
kadangi tikrai yra, kurie vaikai atvyksta ir be šeimos, ir netekę tėvų, ar įsiskyrę, tiesiog, aišku, politikos ta tema, religijos ta tema, tai stengiasi kažkaip neišsiplėtoti, nes, gali privesti prie kažkokių tai tokių didelių konfliktų, kur tada reikės iš išorės pagalbos, bet taip esam susidūrę. Kolegės patirtis yra tokia, kad ta pati išlyginamoji klasė veda pamoką apie mano šalis, taip, tai ten kalbam ir apie Lietuvą, ir apie kitas šalis, iš kurių jie yra atvykę. Ir pasakoja vienas ukrainietis, štai čia yra Ukraina, čia aš gyvenu tokia mieste, o čia yra Krymas, žodžiu, viską pasakoja apie savo šalį, čia dar buvo prieš tą antrąjį karą šitą visą situaciją. Ir per pertrauką vienas rusas atėjo su žirklėm, o Krymas sako mūsų. Ir tai iš tikrųjų tokios situacijos yra labai stipru. Ir mokytojas, jisai, kartais gali net ir pasimest, o ką dabar daryti? Ar tu atgal jį prilipinsi tą Krymą, ar tu su tuo vaiku kalbėsiesi? Jau čia pasidaro tokia, turbūt jau ir ne klasės, bet ir globali problema, kad tu turi kviestis ir iš išorės kažką tai, kad tiesiog būtų kalbama turbūt, taip mes iš tiesų ir padarėm, tai buvo pasikviesta, iš Krašto apsaugos ministerijos buvo pasikviestas žmogus, kuris kalbėjo būtent apie informacinį karą ir mes tikrai sprendėm situaciją jau tuo tokiu globalesniu, sakyčiau, lygmeniu, kad tai nėra tik kažką ten pašnekėjai, bet mes tikrai turim skatinti turbūt tą toleranciją ir negalim šitoj vietoj pasižiūrėti, vaikų problemos. Ne vaikų. Mes negalim leisti, kad vyktų tokie dalykai ir turim spręsti jas iš esmės. Ir jie negali suprasti, kad gali taip jie pasielgti. Šiaip norėčiau pridėti galbūt tai, kad kas liečia religinės, ten kažkokias pažiūras, ten gimtąją kalbą ir visa kita tikrai yra, man atrodo, saugi pakankamai mūsų bendruomenė, mes ten nelendami vaikų šitą gyvenimo sritį, bet šiaip dėl politikos, ypač geopolitikos, tai nesutikčiau. Mūsų mokykla yra lietuviška, yra valstybinė mokykla, mes Lietuvos poziciją labai aiškiai išsakome, mes minime. Deja, jau teks minėti ir antras karo metinės, pirmasias minėjom, jau panašu, kad deja bus ir antrosios. Ir mes turim ir sausio 13-osios, ir visas valstybinės šventės švenčiam, ir dienas minime. Ir tas mūsų naratyvas yra pakankamai aiškus, mūsų santykių su Rusija, mums padarytų problemų ir galų gale jos tebesitęsia. Tai ir tos pačios Rusijos ambicijos atkurti čia tą Sovietų sąjungą, kurios yra sakomos garsiai, tai tikrai, nežinau, tiek aš kaip mokytoja, tiek daugybė mano kolegų apie tai kalbam, diskutuojam. Ir tai, kad yra vaikai iš Rusijos ir tą turi girdėti, aš nematau, kad čia jiems, gal trauma šiaip ir yra. Valstybė gal pati padarė tas traumas, bet tiesiog taip, galbūt traumuojanti, nemaloni yra patirtis, bet tai yra tiesa, tu gyveni dabar Lietuvoje ir tas naratyvas tavęs negali nepasiekti. Ir tau negali būti apsaugotas nuo to ir visa kita. Tai tiesiog nėra į vaiką rodoma pirštu ir jis kaltinamas, nes jis yra vaikas pirmiausia, ar ne? Ir visa kita, bet mes turim savo požiūrį į šitą situaciją, esam Lietuvoje, esam valstybinė mokykla ir ten, tiesiog negali būti tolerancijos tam Krymo nukirpimui, ar ne? Aišku, tu turi adekvačiai reaguoti, tu esi mokytojas, tu turi metodiškai reaguoti, ne taip, kai galbūt aš reaguočiau, pavyzdžiui, kaip asmuo gatvėj, jeigu ten man nukirptų kas nors kokį Ukrainos ženkliuką, gal aš jau ir kitaip atsisukus pasakyčiau kažką, ar ne? Kaip mokytoja, tai visgi aš, elgčiaus santūriau, metodiškai, apgalvotai ar ne, bet vis tiek į šitos dalykus yra privaloma reaguoti. O kadangi mes jau pradėjom kalbėti apie adaptaciją, tai noriu užduoti klausimą, tai kaip mums žiūrėti tą adaptacinę kelią? Ar kaip asimiliacija, tai visiško prisitaikymo prie valstybės, jos kultūros ar kalbos skaitinimo, arba tai turėtų būti kažkokia minkštesnė integracija, kaip jums atrodo, ar tai turi būti katilas, ar tai turi būti spalvotas salotas kažkoks. Salotos katile. Gera metafora. Aš manau, kad asimiliuoti čia turbūt ne apie tai.
mes vis tiek dirbam tokioje aplinkoje, kur tikrai svarbi pati ir vaiko asmenybė ir kiekvienas tas atvejis, kiekvienas atvykęs mokinys, jis yra išskirtinis, jis yra unikalus. Ir pasakyti, kad tu dabar plauksi pasroviui arba virsi tam pačiam katile ir tu čia asimiliuosis ir tu čia gyvensi, turbūt taip kategoriškai nebūtų galima nukirpti ir pasakyti. Man atrodo, tikrai reikia išsaugoti tą unikalumą ir tikrai, manau, ne vienas yra tyrimas, kadangi minėjau, ar ne, tą VDU atliktą tyrimą, tai būtent tame tyrime buvo kalbama ir apie tai, kad labai svarbu palikti erdvės vaiko unikalumui skleistis. Galėčiau pailiustruoti pavyzdžių. Pas mane mokėsi išlyginamojo klasėje vaikas iš Irano ir, jam tikrai nesisekė taip lengvai, galbūt kai kuriems sekasi, nes kalba visai nepanaši, būtent jo gimtoji į lietuvių kalbą. Ir aš pastebėjau tokį dalyką, kad kai mes pradedam kalbėti apie kažkokius kultūrinius dalykus, kad ir apie Lietuvos, jis labai nori pasireikšti ir papasakoti apie savo šalies. Ir buvo pamoka apie kalbas, turbūt klasės valandėlė, ir aš jam tiesiog suteikiau tokią erdvę papasakoti apie savo kalbą, apie raštą, apie tai, kaip jie iš kitos pusės rašo, kad sąsiuvinį iš kitos pusės net verčia. Ir iš tiesų jis tiesiog pražydo toj pamokoj. Neįmanoma buvo tiesiog apsakyti, kaip vaikas komfortabiliai jautėsi ir štai jis gavo erdvės papasakoti apie savo kultūrą, apie savo kalbą. Ir man atrodo, kad tikrai labai yra svarbu šitas dalykas. Pas mus mokykloje tarp kitko vyksta kiekvienais metais tokios kaip skirtingų šalių kultūrų dienos. Tai turim tam, pasiskiriam, kuriai šaliai bus skirta ir tiesiog tą savaitę vaikai, būtent visi susitelkiam, kurie, tarkim, yra iš ar Norvegijos, ar iš Vokietijos, taip, visi sueina į tokią bendrą grupę, yra kuruojantis mokytojas ir tiesiog padeda sugalvoti, kaip atskleisti būtent tos šalies ar charakterį, ar kažkokius tai kultūrinius dalykus. Tai labai toks ryškiausias turbūt prisiminimas, taip į Ispanų dienas buvo, kai mes ten visokius šokius aktų salėje ir mokytojai šoko, ir maistą ten jie gamina, ir vaišina, ir visokios viktorinos vyksta. Tai tikrai svarbu turbūt sudarytas sąlygas ir tokiam unikalumui atsiskleisti. Tai šiaip unikalumas ir ta visa kultūrinė patirtis, juk tai yra žmogaus vertybė. Ir šiaip unikalus tie žmonės yra, ir be savo kažkokių tautinių ten tų dalykų, ar ne. Jie apskritai ir iš tos pačios valstybės tie žmonės labai skirtingi, jų vertybės skirtingos ir charakteris, ir tas temperamentas. Tai nemanau, kad jį reikia kažkaip ten labai keisti, jeigu jis nėra žalingas, jeigu jis netampa antivalstybiniu, pavyzdžiui. Tai čia slidi tema ir čia jau tada reikia kitaip reaguoti. Bet šiaip žmogaus unikalumas, jis turi dievaži žmogaus teisės, tai yra teisė į gimtąją kalbą, į savo kultūrą, ar ne į pažiūras kažkokias, į religiją tą pačią. Tai neturėtų kažkas būti čia bandoma iš jo atimti ir dabar priversti būti tokį, kaip mes esam. Bet manau, kad visgi ta integracija tai yra, kai žmogus atvyksta, ir jis bando gyventi kokybišką gyvenimą bendruomenėje, ar ne taikiai. Tai ir jis su bendruomenė gyvena taikiai, ir bendruomenė su juo irgi turi gyventi taikiai. Tai tokiu atveju mes turim tą tokią normalią integraciją, ar ne? Asmuo turi pagarbą valstybei ir valstybės tam tikrai tvarkai, valstybė turi jam kaip asmeniui pagarbą ir tada mes galim darniai gyventi. Aišku, žmonių pasaulyje čia retai įvyksta, kad mums taip viskas tobulai pavyktų, tai ir žinia, kad kartais visko ten įvyksta. Bet, integracija sveika, manau, yra ta, kuri nepažeidžia nei asmens, nei valstybės teisių. Tai tiek. O apie tą patį Iraną, pavyzdžiui, kalbant, tai irgi ir tie vaikai į tą Iraną labai skirtingai žiūri. Aš turėjau džiaugsmo organizuoti Irano dienas, tai kodėl sakau džiaugsmo su tom kabutėmis, nes iš tikrųjų labai buvo sudėtinga išlaviruoti, nes padeda organizuoti vaikai, kurie yra iš to šalies, ar ne?
Ir labai sudėtinga buvo išlaviruoti tarp skirtingų vaikų požiūrių į tą pačią savo valstybę. Kai aš mažai susidūrus su Iranu, kažkiek politiškai žinai, kokia tai valstybė, bet nesu tas žmogus, kuris turėtų labai stiprių žinių, stiprų matymą, istorijos išmanimą. Tai žinokit, visko mes ten darėm ir užduotis, ir vėliava, pavyzdžiui, vienas liepia keisti, kitas neliepia keisti, vienas šaukia čia musulmonų, čia ne Irano vėliava, kitas šaukia čia Irano, čia sena, čia ne Persija, čia ne Iranas. Tai žinokit, su tokia integracija, tai jau pats nebežinai, kur norėtum beintegruotis kartais, bet tai turi tą patirti. Vaikai yra skirtingi su savo tom politiniam pažiūrom ir pilietiniam pažiūrom. Tai todėl labai ir būna keista, kai mes visuomenės tam tikra dalis labai nori visus suvienodinti, visus matyti kaip vienodus. Tai jie nėra iš tikrųjų vienodi, mes labai neretai galbūt neigiamus pavyzdžius kažkodėl labai ryškiai matom. Teigiami žmonės, ramus, kur nors sėdi kamputį savo darbelį dirba, jie taip gerai nesimato. Tai dėl to ta integracijos tema, jeigu pripažinkim, ji pas mus dar valstybė yra tokia diskusijų ir aršių diskusijų tema. Ką noriu pasakyti, kad tikrai žmogų nereikia žiūrėti vien pagal jo kilmę, pagal jo kilmės šalį, nes yra labai neaišku, su kokiom nuostatom atvyksta žmonės, su kokiu požiūriu į pačią tą savo šalį. Vieni atvyksta tam tiesiog, kad iš vis išbrauktų tą savo gyvenimo etapą ir pradėtų gyventi kitą gyvenimą visai kitoje aplinkoje. Kiti atsiveža tą savo tapatybės dalį ir jinai kartais ir visai dera prie tos kitos kultūros, kartais ir konfliktai, ir vidiniai, ir išoriniai kyla. Šiaip integracija yra sudėtingas procesas, nes jis labai su psichologija susijęs, tai nėra lengva tiesiog. Ir mes visi turim tų skirtingų požiūrių ir kartais labai aštriai galbūt sureaguojam neaštriose situacijose, kartais galbūt pražiopsom ir tas aštresnės situacijas, kur reikėtų tus kampus apzulinti. Tai dėl to turbūt sudėtinga šiaip pats tas klausimas, kokia ta turėtų būti integracija. Mums, man atrodo, nepavyko dar jos puikios padaryti, tai dar reikėtų ko gero ieškoti recepto. Čia gerai pasvarščius ir įvairias praktikas apžvelgus. Dar noriu pakviesti pagalvoti platesnį apie bendruomenę ir vaikų aplinką. Kartais teko girdėti iš mokytojų tokią informaciją, kad tėvai, kurie atvažiavo irgi su vaikais, ne tik nepadeda, bet ir net nenori atvažiuoti į mokyklą, kažkaip pakalbėti arba susipažinti. Ir aš visada tokioje situacijoje noriu prisiminti savo situaciją, kada tau reikia su viešuoju transportu kažkur davažiuoti, tu net nežinai, kaip ten davažiuoti tiksliai, nežinai, pas ką galima paklausti, nes neturėjai kalbos patirtį. Tai nežinai, kur nupirkti tą bilietą. Tada tu atvažiavai į mokyklą, tau reikia kažkur prieiti prie administratorė, neaišku, kaip paklausti, kur yra tas kabinetas. Tada dar ateiti pas mokytoją ir pakalbėti realiai apie tai, kaip tavo vaikui nesekasi. Taip, realybė. Ir aš manau, kad čia nėra lengvai. Tai čia vėl aišku, kokios tavo nuostatos. Čia tikrai yra tai ir apie tai, nes dažniausiai mes turim tą tokį stereotipinį mąstymą, kad jau čia mokytojas. Bet aišku, vėl skirtingos kultūros kitaip. Tarkim, iš Kinijos atvykęs tėtis, jis prieš tave ten nusilenks iki žemės, nes Kinijoje mokytojas arti Dievo ten yra. Tikrai labai gerbiama profesija, ne? Kalbant ar ne, būtent apie tai, ką jūs kalbat, kad kažkur ten nuvažiuot kažką, čia dabar dar pasakys kažką blogo. Tai, man atrodo, kad mokytojas jis vis tiek turi būti suinteresuotas padėti. Ir vėl pirmiausia vaikas, pirmiausia tas atsaugumas. Ir tėvai irgi turbūt, mano akimis, turėtų galvoti apie tai, kad aš turiu padėti vaikui ir kas vyksta, o kodėl tie pažymiai blogi, o ko jis nemoka, o kaip padėti. Ir aš visą laiką, pas mus mokykloje nelabai egzistuoja tokie kaip tėvų susirinkimai. Mes praktikuojam tokio atvirų durų dienas ir tuo metu mokykloje nuo 5 iki 7 maždaug, kartais ten ir vėliau, kai pokalbiai vyksta tiesiog individualūs pokalbiai, ne prieš klasę. Nes turbūt mes turim nusipiešę tuos scenarijus, turim skirtingas patirtis, žinom, kaip patys mokėmės, kai ten tiesiog
vieši tie susirinkimai ir paskui tau linčiuoja, o ten tas vaikas tai nesimoko, o tas jau ten mokosi, o tas jau šaunuolis. Tai tikrai aš labai džiaugiuosi, kad perėjom į kitokį formatą ir tiesiog individualiai gali tėvai ateiti ir pasikalbėti, bet aišku, kas labiausiai liūdina, čia Indrė turbūt pritars, kad kaip visada į tėvų susirinkimus ateina tų gerųjų vaikų tėvai ir jie, nežinau, kad nepasakys nieko blogo, o kur tu tikrai turi kažkokių tai sunkumų, tų tėvų turi dažniausiai pats ieškoti ir pats su jais užmegzti kažkokį tai kontaktą. Bet man atrodo, turbūt labai svarbu pirmiausia juos nuraminti ir pirmiausia kalbėti ne apie tai, kad kas blogai, o pradėti nuo to, kas gerai. Kad štai mes pasiekėm, jau padarėm tai, jis puikiai geba tai, jis puikiai daro tą, jisai stengiasi, jis motyvuotas. Ir pradėti nuo tų tokių teigiamų dalykų, o apie tuos sunkumus, kalbėti turbūt iš esmės, bet su tokia atida ir empatija, kad tai nebūtų kažkoks kaltinimų, kažkokių žarstymas ar kažkokia tokia iš anksto nuomonė, kad man nepatinka jūsų vaikas ir jis ten nesistengia. Ne, ir aš visą laiką, jau kai pradeda vykti tas pokalbis, kur reikėtų pasistengti ir kas nesiseka, tai stengiuosi, kad nebūtų to tokio vienakryptiško, kad ten to nedaro. Aš visą laiką sakau, gerai, mes turim tokią problemą, kaip mes ją spręsim, ką aš galiu padaryti ir kuo jūs man galit padėti, nes tikrai tas trikampis, mokytojas, tėvai, vaikas turi vykti cirkuliacija ir turi vykti tas dialogas, nes jeigu jisai nevyksta, tai iš kažkurios tai pusės, mes nekomunikuojam, tai mes tada ir kažkokio sprendimo turbūt nerasim ir to rezultato kažkokio nepasieksim. Šiaip bendravimas su tėvais jis yra iššūkis visoms mokykloms ir turbūt net ne tik toms, kurios turi vaikų iš užsienio, bet ir šiaip ir Lietuvos viduje, tai toks sudėtingas jis vis dar mums yra dėl turbūt įvairių priežasčių, bet mūsų darbe, tai žinokit, tikrai tos egzotikos visokiausios įvyksta ir ten tų sprendimų tenka ieškoti. Pavyzdžiui, turėjau auklėtinę iš Sirijos ir jos tėvai kalba tik arabų kalba. Tai šiek tiek sudėtinga, žinokit, o ten teko tikrai ir dėl mokymosi, ir dėl lankymo, spręsti klausimų, bet buvo žmogus iš Raudonojo kryžiaus, kuris tos pačios kilmės tą kalbą moka ir, žinokit, vertėjaudavo. Ir tu jam parašai informaciją, jis ten perduoda mamai, mama ten savo ruoštų veiksmų kažkokių imasi, ten teko ir, ir į mokyklą pasikviesti, ir nuotoliniu būdu susirinkimą, ir tas žmogus jungėsi ir vertėjavo, tai tenka tokio, žinokit, tikrai ieškoti pagalbos, jeigu nori pasiekti tos tėvus. Kiti tėvai yra modernus, jie technologijomis naudojasi. Mano, pavyzdžiui, auklėtinės iš Baltarusijos gal 3 yra. Jų mamos, tiesiog jos man rašo, baltarusiškai, aš per vertėją išsiverčiu, aš jom lietuviškai parašau, jos per vertėją išsiverčiu, man atrašo, ta komunikacija vyksta ir ten panašu, kad didelės paklaidos niekad neįvyko. Tai ieško to bendravimo, nemoka tos kalbos, aš ten nei tos rusų moku, jos anglų nemoka, ir tada technologijų pagalba mes bendraujame ir ten problemų nesprendžiam, jų ten mums kažkokių nekyla, bet apsvarstyti reikia vis tiek ten informaciją tiems tėvams ir tėvai galų gale, tėvai ne tik laukia, kol tu informuosi, kai kažkas atsitiks, jie šiaip nori žinot, kaip tam mano vaikui sekas, nes mes turim mokyklą su bendrabučiu, tėvai tai gyvena užsienyje, mamos tos 2 Baltarusijoje, viena tik Lietuvoje, ar ne, jie nori žinoti, ar tas vaikas turi draugų, ar jam sekas mokytis, ar jis elgėsi galiausiai, ar ne, padoriai toje mokykloje, kaip jau ten auklėjo, kad jis būtų mandagus ir geras ir visa kita. Tai ieško, o kartais yra tėvų, kurių tu nerasi. Ar tu turi džiaugsmų, ar tu turi problemą, jisai sėdi kur nors ar ne užsienį, už ten kilometrų, už jūrų marių nuo tavęs ir gali ten su visais ten ir vertėjais ir kokią nori kalbą rašyti ir nieks tau neatrašys ir tu nematysi messengerį, kad būtų padaryta. Vaikai kartais pasako, jūs mokytojai nevarkit, nerašykit nei per tamutą, mano mama net neskaito. Tai ką tu padarysi? Tada taip gaunas, kad tėvai iš tikrųjų
palieka ir tą vaiką kapstyti toje mokykloje, kaip išmanai, ir tą mokytoją kapstyti su tuo vaiku, kaip jis išmano. Ir, aš tokius tėvus laikau neatsakingais, tiesiog man atrodo, kad taip neturėtų tėvai elgtis, bet būna ir čia negali teikti, kad nebūna tokių situacijų. Tai bent iš savo pusės, kiek gali tu to kontakto ieškai. Ir tikrai nesistengi jo padaryti kažkokio sudėtingo. Jau mes esam tikrai lankščios ir tikrai ten tų būdų bendrauti, susisiekti, ieškom visokiausių ir neina ten kažkokie kaltinimai, pyktis, reikalavimai, kažką čia išspręs dabar. Bet aš nežinau, žmonės irgi, pavyzdžiui, kaip mes sakom, kultūriniai skirtumai. Vaikuose nesimato labai tų kultūrinių skirtumų, bet, pavyzdžiui, tėvai jau yra susiformavę visiškai žmonės, ten tie ateina kultūriniai skirtumai. Pavyzdžiui, jeigu tu gyveni valstybėje, kurioje tu turi bijoti mokytojo. Ir tu užaugai, kaip tau mokytojas ten duoda kumščių ar ne į stalą, ir čia jeigu mama pakviesta į mokyklą, tai jau ten žegnojasi, arba nežegnojasi, kaip jau ten pas tave įprasta. Žodžiu, bijai ar ne tos mokytojos, ir tu ir bijai. Ir toliau, kai tas vaikas užsienyje Lietuvoje mokos, nors ta tavo mokytoja ten jau sėdi visa, nusiteikus būti kuo geriausia, bet kad sėdi viena pati, nieks nesijungia įtidam prie to ekrano, ar ne? Tai būna, nes tiesiog taip yra labai skirtingos patirtis. Kiti bijo tų mokytojų, bijo problemų, kiti galvoja, kad gali vaiką išmesti iš mokyklos, ką čia reikės daryti. Tai, ir kai lieki iš tikrųjų be tų tėvų, tai ir tvarkaisi be tų tėvų ir sprendi vietoje problemas ir tariesi ir su vaikais, ir su kolegomis, ir su administracija, ir su bendrabučio auklėtojais. Tai ta bendruomenė mūsų gan didelė iš tikrųjų. Sąlyginai nedidelė, bet paėmus platus toks žmonių ratas, kuris yra aplink tos vaikus. Tai taip, tėvų klausimas yra labai įvairus. Ir mums sudėtingas. Sudėtingas, taip. Kaip man atrodo, ir kiekvienam Lietuvos mokytojui. Mes neturim turbūt dar, mes bandom, aš tikrai manau, kad mes bandom susikurti kažkokį tai tą santykį ir prisitraukti tuos tėvus, ypatingai dabartinė karta, tikrai su įvairiais mokytojais ir tėveliais susiduriam. Mes bandom, mes mokomės, bet tam reikia laiko. Kaip Mozei 40 metų reikėjo savo tautą per dykumą išvedžioti, ir mes. Bet mes keliaujame, atrodo, link to tikslo. Ačiū labai. O ką pozityvaus gali mums kaip mokytojams ar mūsų klasės bendruomeniai duoti atvykęs vaikai? Ir ko mes patys mokėmės? Aš tai, žinokit, labai greit, pavyzdžiui, kaip literatūros mylėtoja, galėčiau pasakyti, kad man vaikai, žinokit, padeda plėsti savo akiratį. Nes, pavyzdžiui, ten turėjau 12-oką, jau išėjus iš mokyklos, kurio dėka 2 tomus Gogolio raštų perskaičiau. Būčiau neatradus ir, žinokit, labai patiko, tikrai džiaugiuosi, kad tą ukrainiečių klasiką atradau. O daugybę dalykų tu diskutuoji, pavyzdžiui, kad ir ta politika. Aš tai nemanau, kad reikia bijoti diskutuoti šitais klausimais. Tu pamatai, tau gali tas vaiko požiūris būti nepriimtinas, pavyzdžiui, ir tu manai, kad jis tau gal ir neteisus ten, bet tu bent pažįsti žmogaus tą požiūrį, žinai, su kuo turi reikalą, su kuo dirbi, galų gale tiesiog tą platesnį kontekstą padeda pamatyti, tai kodėlgi ne. Tai būna ir tų malonių, ir nemalonių nustebimų, jokia čia nepaslaptis. Tai tiesiog tie vaikai tikrai plečia akiratį. Tu tą pasaulį pamatai ne iš kažkokio geografijos vadovėlio, bet ta geografija ateina pas tave pati su rankytėm kojytėm ir gali daug ką papasakoti, ar ne? Tai visai man maloni patirtis. Aš manau, kad tikrai daug ką iš jų sužinojau. Tokių, įdomių momentų. Ir pavyzdžiui, kad ir tas karas Ukrainoje, jis tikrai labai jautri ir skausminga tema. Bet tikrai turėjau atvirų vaikų, su kuriais diskutavom, ir tu tada tą karą, taip pamatai giliai per asmeninę žmogaus patirtį, ir ten, nežinau, turbūt televizija ir knygos kai kurių patirčių man tokių nedavė, kaip vaikų pasakojimai, pavyzdžiui. Tai jie plečia tikrai akiratį. Turbūt pasirašau po kiekvienu Indrės žodžiu. Bet turbūt moko ir lankstumo. Ir labiausiai, man atrodo, moko to lankstumo ir to tokio nesustabarėjimo, tokio nesusitrauki vienoje lentynoje ir tu matai plačiau tą pasaulį. Ir pats tampi judresnis, paslankesnis, nesustingęs, kažkoks, kas, man atrodo, šiandienai ir šiuolaikiniam mokytojui yra būtina savybė. Nes jeigu tu ten tik įsiintegruoji tam tikrą lentyną ir nenori nieko matyti aplink save ir plačiau, tai vienareikšmiškai tu negali dirbti tokio darbo, tu negali iš viso dirbti
su laikais, jeigu tik matai, va, taip, ir, kaip sakant, tie kidangčiai iš šalies yra uždengti ir bandai spręsti situaciją tik pagal kažkokią tai schemą, pagal kažkokį teisės aktą, tai taip, man atrodo, kad kuo labiausiai išmoksti, tai to tokio lankstumo ir tas žvilgsnis plečiasi. Ir šiaip, pavyzdžiui, pamokose, tarkim, vaikų ta kita kalbystė, kai tu sėdi, pavyzdžiui, pamokoj ir pas tave yra klasiai, kas ir prancūziškai, ir itališkai kalba, ir lietuviškai, ir ukrainietiškai, o kaip tik tais ar nenori, tai tokių įvairiausių ar ne galimybių atsiranda. Pavyzdžiui, išvykoje, atsimenu, mes buvome Anykščių rajone, ten, žodžiu, Baranausko klėtelėje toje lankėmės ir ten yra Baranausko ta Anykščių Šilelio poema, ten išversta į daugybę kalbų. Ir ten labai smagu buvo, pavyzdžiui, mano mokinė viena paskaitė ukrainietiškai, kaip skamba tas Anykščių Šilelis. Tai faina. Arba kažkada jau čia labai seniai, turbūt tik buvau pradėjus dirbti mokyklai, ėjome sonetus ir ten buvo gal Petrarko sonetai, tai pavyzdžiui, mano mokiniui iš Italijos pavyko perskaityti, susirado, žodžiu, internete tą Petrarko soneto originalią kalbą. Sako, mokytoja, čia šiaip sena kalba, aš taip gerai nemoku, bet žinokit, tikrai jam pavyko. Ir įneša to žavesio į tą ugdymosi procesą. Jeigu tavo įdomi kultūra, tu nori kažką daugiau pamatyti, tai tie vaikai tikrai įneša. Ir nereikia manyti, kad jie įneš tik negatyvą. Konfliktas, žodžiu, neįvykusi integracija, viskas čia, žodžiu, tik problemos, viską. Tiesiog, jeigu tu pakreipi tą kultūrą, tą linkme, kur ji gali būti įdomi, kur gali papildyti, kur gali kažką duoti, tai tu gali iš jos ir pasimti tada. Jeigu ieškai konfliktų, tu tikrai jų gali irgi rasti, aš jums irgi šitą galiu garantuoti. Ir dar paskutinį klausimą turiu. Jei reikėtų pasvajoti, kaip atrodytų tobulas migrantų ir pabėgėlių vaikų integravimas į mokyklą. Kaip jums atrodo? Čia tokį jau paskutinį iššovėt. Tobulas jis turbūt nebus pagal teisės aktus. Aš vėl grįžtu turbūt prie to paties vaiko unikalumo. Pirmiausia, vaikas ir mokytojo lankstumo. Tai va čia ir bus turbūt tobuliausias variantas, kai mokytojas lankstus, kai mokytojas nebijo prašyti pagalbos, kai mokytojas iš esmės sprendžia problemas nepaviršutiniškai, kai įsitraukia tėvai, kai tu gali dalintis gerąją patirtim savo su kolegom, kai tu pats esi motyvuotas dalinti savo patirtim. Tai, man atrodo, čia yra ta ideali situacija, ideali integracija. Nes, tu negali, tai nėra kažkoksai tai apibrėžtas dalykas, tai nėra kažkokia aksioma, kuri labai aiškiai apibrėžtų, ką dabar daryti, kaip jį integruoti. Kiekviena situacija unikali. Ir lankstumas turbūt, man atrodo, yra ta savybė, aišku, dar ir kūrybiškumas. Dar mokytojas ir kūrybiškas iš tiesų turi būti, ne tik lankstus. Nes tas lankstumas gali tave nuvesti ir gal visai netinkamų kelių ir tu gali visai bristi ten kažkur tai kažkokiais pagriovais keliauti. Bet dažniausiai, tarkim, kai mokytojai kreipiasi pagalbos ir kai klausia, ką daryti su tuo užsieniečiu, tai jie viską daro gerai. Man atrodo, tiesiog trūksta to tokio pasitikėjimo ir to tokio mygtuko paspaust, kad viskas gerai, tu eini tuo keliu ir to tokio pasakymo, pagirimo, kad viskas gerai, tu viską gerai darai, tau puikiai sekasi, pastebėk, kas tau pasisekė. Ir kaip Indrė minėjo, neprisilipint prie programų, neprisilipint prie kažkokio tai rėmo, kad aš turiu padaryti tą ir programa man sako, kad turiu daryti tą. Mes tikrai nedarom to. Aišku, labai turbūt esu dėkinga ir Indrė turbūt labai dėkinga administracijai, kad neteina ir sako, va, jūs tai nedarot. O tai kodėl jūs ne pagal programą dirbat? Nes iš tiesų per konsultacijas esu gavusi tokį atgalinį ryšį, tai jūs ne pagal programą dirbat. Ir kas? Sakau, ir kas? Programa, sakau, ne šventa karvė. Aš žinau, ant kurio laipto antro aš turiu užlipti, o ne kur ten, nežinau, 100 laiptas. Aš neužlipsiu ant to 100 laipto, jeigu aš nelipsiu ant antro. Taip, tai aš turiu čia susikoncentruoti ir žinoti, kokie mano vaiko gebėjimai, ką jisai gali pasiekti, kas jam sekasi. Gal jis tik per dailę gali mokytis, gal aš turiu integruoti tik per dailę ir aš tik tada kažkokį rezultatą pasieksiu. Ir aišku, ta empatija tokia.
Tai čia toks visas mišinys turbūt dalykų, kurie lemia tą sėkmingą integraciją, sėkmę vaikų. Tai aš irgi galvoju, kad turbūt kol kas apie tą tobulą integraciją tai tikrai galėtumėm tik pasvajoti, nes yra daugybė tų dalykų, ar ne, pirmiausia, su kuo mes, tarkim, susidūrėme, kai mus ištiko karo, ar ne, ten Ukrainoje, padėtis, ir atsirado daug Ukrainos žmonių Lietuvoje ir poreikis, pavyzdžiui, mokytis lietuvių kalbą buvo didžiulis, o jis buvo didžiulis dėl to, nes tai buvo ne tik vaikai, bet ir suaugusiųjų, kiekis, kuriam reikėjo tų kursų, reikėjo apmokymų, įvado į tą Lietuvą, į tą lietuvių kalbą. Tai ir pritrūko ir tų specialistų, nes jeigu tau mokykloje mes nesam, iš tikrųjų, kaip pasakyti, nereikia, kaip Greta sako, ir plakti savęs ir manyti, kad čia jau, o Dieve, viskas baisu, bet ir tikrai nesam tobula švietimo sistema. Trūksta mums ir tų specialistų, ir tie specialistai, jeigu jų ir netrūksta, jeigu tie mokytojai dirba pusantro krūvio, dar šalutinį kažkokį turi darbą, jie neturi laiko, jėgų, jie ir motyvacijos kartais neturi, ir tą reikia įsivardinti. Ir dabar mokytojas, pavyzdžiui, jeigu klauso šitą tinklalaidę, jis neturėtų jaustis kaltas, kad jis neturinti motyvacijos dirbti ar ne papildomai sunkiai su tais vaikučiais. Vaikai nekalti, bet ir mokytojas nekaltas, kad jis yra tiesiog pavargęs. Tai jeigu mes jau pradėtumėm svajoti, tai be abejonės tai tiesiog normalios yra adekvačiai suvokiamos darbo sąlygos mokytojai, ar ne? Kad tas kūrybiškumas, pavyzdžiui, yra tikrai didžiulė vertybė kaip mokytojai, bet, tiesiog pervargęs žmogus nėra kūrybiškas, tai tą suvokim. Pervargęs, susinervinęs, jeigu administracija, daryk kaip nori, žodžiu, tu profesionalas, tu sutvarkyk situaciją, ar ne, tu jautiesi, kad tave vertina, tave stebi, tu turi kažką parodyti, rezultatus, tas vaikas pradeda šnekėti lietuviškai, tu nesupranti, ar tu čia daug pasiekė, ar čia dar jis per mažai pasiekė. Tai tiesiog per daug streso. Mums reikia nuo tiesiog sveikos, iš esmės mokytojų darbo sistemos ir mums visiems kaip visuomeniai sveikos tokios psichologinės aplinkos. Ir čia, pavyzdžiui, buvo patyčių tema paminėta. Aišku, kad visose mokyklose yra tų patyčių. Ten galbūt kiekis ir aštrumas yra skirtingas nuo to, kaip mes sugebam tvarkytis, bet negali nebūti patyčių mūsų visuomeniai. Mūsų visuomenė nėra psichologiškai sveika. Daug pykčio, noro įžeisti kitą, pakomentuoti kitą, priversti kitą būti tokį, koks tu norėtum, kad jis būtų. Tai ir tie vaikai, taigi čia pat į mus žiūri, mus girdi ir išmoksta iš mūsų to elgesio modelių. Tai kol nėra normalios sveikos darbo sistemos ir normalios šiaip visuomenės tokios psichologinės, sveikatos, to tokio kultūrinio mentaliteto, tiesiog gerbti kito žmogaus ribas ar ne, skaityti su kitu žmogumi, tai mes negalim tiesiog turėti tos tobulos sistemos. Bet iš to bent jau, ką mes galim, reikia stengti sulipdyti, maksimaliai, ar ne. Tai nežinau, aš sakau kaip mokytoja, žinau, kas yra nuovargis labai puikiai, ir žinau, kad kartais tu turi labai gerų norų, bet tu nebeturi tiems norams įgyvendinti jėgų. Ir aš manau, kad tikrai daugybė mokytojų tą patiria, nes mokytojai turi ir krūvį, ir šeimas, ir daugybė dalykų aplink tave vyksta, tai tu negali vien tik būti kaip koks tobulai dirbantis aparatas būtent savo ar ne darbe. Tave žmogiškai faktoriai veikia. Tai mes svajoti galim, bet dirbti, manau, reikėtų konkrečiai gerinant mokytojų darbo sąlygas. Tas pačias grupės mažinant. Gerai, aš, pavyzdžiui, dirbu su vieno dydžio grupė, bet man ateis lietuvių kita mokytoja ir sakys, tau gerai, kai tavo klasėje ten 18 dešimtokų, aš turiu 30. Ir aš negaliu su jie ginčytis, nes aš suprantu, kad jie yra sunku. Suprantu, kad tai yra didelis krūvis ir visa kita. Tai mes galbūt, pavyzdžiui, mokinys, kuris, kaip Greta minėjo pavyzdį, yra pasodintas klasės gale su to planšete, jis nusivilia tokiu mokymu. Jis gal pyksta ant mokytojas, jis jaučiasi blogai, nes jis neįsiintegravo gerai į aplinką, bet iš kitos pusės, negalėčiau sakyti, kad jau labai suprantu tą mokytojos elgesį, taip nedaryčiau vis tiek, bet ir yra tiesiog yra ir to supratimo. Kur dingsta ta mokytojo motyvacija? Jinai dingsta iš tikrųjų dėl daugybės priežasčių. Tai kol mes tiesiog nes mes priėmėm tos vaikus į savo švietimo sistemą, tai kokią mes ją turėjome, mes į tokią juos ir priėmėm. Tai kiek mes buvom stiprus, tie vaikai atėjo ir išbandė mūsų iš tikrųjų stiprybę. Tai kažkam, kas buvo galbūt stipresnė mokykla, pavyko geriau, o kur tos stiprybės pritrūko, ten mokytojai ir paskendo su tais vaikais. Tikėkimės, kad nepaskendo. Tikėkimės, bet visko gali būti.
Visokių šiaip iš tiesų gali būti variantų, bet norėtųsi vis tiek pozityviai turbūt pabaigti šią tinklalaidę ir pasakyti, kad jūs ne vieni, yra kolegos. Jūs ne vieni, mes tikrai turim visokios tos patirties ir tos pagalbos nereikia bijot prašyti. Ir prašyti, ir priimti, taip. Labai ačiū Indrei ir Gretai. Linkiu jums neprarasti energijos, linkiu rasti laiko savo, atsipalaiduoti. Ir ačiū visiems, kad klausėtės ir iki susitikimo. Ačiū, kad klausėte. Tikimės, kad praleistas laikas kartu jums buvo naudingas ir įdomus. Kviečiame susipažinti su programa Renkuosi mokyti ir pasekti ją Facebook ir Instagram socialiniuose tinkluose. O kol kas, iki kitų susitikimų.